Visų pirma, ir mes konsultuodami pacientą klausėme anamnezės duomenų, ar yra šeimoje sirgusių, ypač pigmento vėžių, melanoma, ar kitomis formomis vėžio odos, tai anamnezės duomenys labai svarbus yra. Po to labai svarbus yra apgamų išplitimas, pigmentinių darinių išplitimas. Ten, tarkime, yra tokia lyg tokia virtuali riba 50 darinių, jeigu tai yra virš 50, mes įvardyjame kaip displastinį apgamų sindromą. Tokie pacientai turi būti sekami bent jau kartą į metus. Idealu yra, kada gali vizualizuoti tuos darinius, juos išlaikyti tiesiog, tarkime, kažkokiose tai sistemose ir po to lyginti po metų, kaip jie keičiasi. Tai mes turime tokius įrenginius, fotodermatoskopus, kurie gali fiksuoti, gali saugoti informaciją ir mes po metų galim susilyginti, tai tas yra labai svarbu. Tiesiog žmonės tam tikrų profesijų, kurių tam tikros sritis, atviros sritis, rankos, veidas, ausis, tarkime, kad ir galvos viršugalvis, ypač neturintiems plaukų, darbas lauke, atviroj saulėje, nuo ryto iki vakaro. Yra tokių pilna profesijų, kur kelininkai, statybininkai, galų gale vairuotojai, stiklas taip pat praleidžia ultravioletinius spindulius. Tai yra rizikos grupės, tie žmonės turėtų atkreipti dėmesį, jeigu atsirado ypač naujų darinių, pusmetis, metai, nauji dariniai. Tai tokios jausti žmogus paprastai nieko nejaučia, iki kol melanoma, tarkime, neperauga į gilesnius odos sluoksnius, nemetastazuoja žmogus.